Ar mes turim, ponia Bilevičienė? Taip, laba diena. Laba diena. Ir labai susidomėjusi klausiau kolegių pranešimo ir buvo tikrai smagu pasidžiaugti, kad mūsų mokykloje tiek daug visko vyksta. Ir šiandien aš noriu su jumis pasidalinti truputį plačiau gamtamoksliniu ugdymu, būtent savo antrokų veiklom, savo antrokų darbu ir tai, ką mes darom ir kuo džiaugiamės ir kokius atradimus padarom. Tai dalinsiuosi ekranu. Tai prašom, labai įdomu. Ir laukiam. Ar matot? Kol kas dar ne, bet jau tuoj tikriausiai jau matot. Jau matot. Gerai. Taigi, mano pranešimo tema yra aplinka ir mes tyrinėjame ir mokomės. Ir plačiau, kaip sakiau, kalbėsiu apie gamtamokslinį ugdymą, taigi kas tie gamtos mokslai. Tai mėginimas suprasti aplinkinį pasaulį, iš jo pasimokyti ir pritaikyti įgytas žinias ateityje. Ir mūsų tyrinėjimų pagrįstos veiklos būtų 4. Tai tarptautinis projektas Laimingas vanduo, pamokos už mokyklos ribų, mokomės ir mokome ir tyrinėjimai nuotolinio mokymosi metu. Iš tikrųjų, tyrinėjimų atliekam daug daugiau, bet kadangi laikas labai ribotas, tai tiesiog pasiėmėm, su vaikais net aptarėm, kad galim pasidalinti būtent va šitom 4 sritim. Tarptautinis projektas Laimingas vanduo. Tai projektą organizuoja nevyriausybinė organizacija Gyvoji planeta. Projekto Laimingas vanduo tikslas yra ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę. Ir viso projekto veiklą sudaro 3 etapai: pažink, tyrinėk ir dalinkis. Pirmasis susitikimas projekto vyksta rudenį, kai pas mus atvyksta projekto organizatorės ir organizuoja edukacinę veiklą, edukacinį užsiėmimą. Ir būtent šio užsiėmimo metu vaikai susipažįsta su projekto veikla, gėlo ir geriamojo vandens svarba visai žemei, žaidžia pažintinius žaidimus, diskutuoja apie žmogaus sukeltas problemas gamtai. Na ir vaikai dovanų gauna japonų mokslininko Masaru Emoto knygutes Žinia, kurią mums praneša vanduo. Aš paskui plačiau apie tą knygutę papasakosiu. Antrasis darbas rudenį, kuris mums reikia padaryti pagal projektą, tai yra Dailidės ežerėlio vandens tyrinėjimas. Dabar kodėlgi Dailidės ežerėlio? Dėl to, kad mes esam įsipareigoję projekto organizatoriams, kad mes būtent šitą ežerėlį globosim projekto metu. Ir su vyresniais mokiniais mes tyrinėjimus atliekame ežerėlio pakrantėje. Vaikai stebi aplinką, kaip pasikeitė gamta atėjus rudeniui, ar pakrantės tinka poilsiui, augalų ir gyvūnų gausa, tyrinėja vandenį, pagal pateiktus paveiksliukus susipažįsta ir atpažįsta pačius smulkiausius vandens gyventojus, stebi, kokie augalai, gyvūnai tuo metu matosi pakrantėje ar vandenyje. Na ir visą tai mes fiksuojame. Ir darbas gana rimtas, nes tai, ką mes užrašome į organizatorių pateiktas lenteles, mums reikia jiems nusiųsti. Tada tuos duomenis organizatoriai sistemina ir jie daro išvadas. Ir tada tinklalapyje mes galim susipažinti būtent su kitų mokyklų pateiktais tyrinėjimais ir situacija Lietuvoje. Aišku, pradinukų tyrinėjimai yra labai tokie nesudėtingi, vyresni mokiniai, kurie dalyvauja, jie jau rimtesnius tyrinėjimus daro, bet mes tiek, kiek mūsų jėgos leidžia ir gebėjimai, irgi prie to prisideda. Na, o su pirmokėliais vandenuką tyrinėjome pernai klasėje, tėveliai pasirūpino, kad vandenuko turėtume ir jie piešė paskui
gyvūnėlį, kurį pastebėjo, tą smulkų į vandens gyvūnėlį, kurį pastebėjo vandenyje. Vaikai matuoja dar ir temperatūrą vandens ir aiškinamės, ar tuo metu vandens temperatūra nėra per aukšta, nes tai irgi kenkia gyvūnams. Kitas darbas rudenį, kuris laukia, tai darbai Dailidės ežerėlio pakrantėje. Tai yra švarinimo darbai. Ir aš labai džiaugiuosi savo antrokėliais šiais metais, kurie labai su didelė iniciatyva atliko šitą darbą. Iš pradžių net bijojau, kaip jie priims tai, bet tikrai vaikam net ir patiko. Na ir dar kita užduotėlė buvo, sutvarkius aplinką, palikti pakrantėje padėką vandeniu. Tai yra dovana vandenį. Ir šių metų užduotis buvo iš gamtinės medžiagos sukurti besišypsantį vandens lašelį, kurį mes visi kartu padarėm ir vaikai labai apsidžiaugė, kai dar po 2 savaičių nuėjom prie ežerėlio, jie dar kontūrus lašelio rado. Tai džiaugiasi, kad niekas jo nesuniokojo. Kokios kitos projekto veiklos? Šiais metais teko aiškintis mums, kodėl ežerėlėje stipriai sumažėja vandens ir prisiminti ir vandens apytakos ratą ir ieškojom, ar tai žmogaus yra įtaka, kadangi ne žmogaus, tada aiškinomės, nuo ko tai priklauso. Apsilankome žiemą ir stebime, kokie pokyčiai įvyko, palyginame su rudeniu. Pavasario stebėjimas yra susijęs vėl su pasikeitusia aplinka, su atsiradusia gyvybė, vėl tyriamas vandenukas. Na ir paskutinis darbas, kurį mes turim padaryti, tai aptarti metų veiklas ir apibendrinti, daryti išvadas. Visus savo stebėjimus mes pildom, rašom, žymimės, paskui pavasarį mums būna lengviau apibendrinti. Minėjau japonų mokslininko Masaru Emoto pavardę. Taigi, šis mokslininkas yra Tarptautinio fondo Vanduo gyvybei garbės prezidentas ir jis nori viso pasaulio vaikus supažindinti su savo atradimais apie vandens gebėjimą keistis. Jam vieninteliam pavyko nufotografuoti vandens kristalus. Ir mokslininkas įrodė, kad vanduo yra gyvas, kad jis jaučia, ką mes jam sakom, girdi garsus. Ir štai fotografuodamas kristalus, jisai atrado, kad grojant Mocarto simfoniją susidaro labai gražus vandens kristalas. Kad grojant roko muziką kristalas yra tarsi nesuprantamas. Kad kai vandeniui sakai ačiū, aš myliu tave, tai kristalas irgi labai labai gražus. O kai jam sakai tu kvailys, aš nužudysiu, aš tavęs nekenčiu, kristalas yra labai baisus. Ir mokslininkas teigia, kad vanduo girdi mūsų balsus, girdi mūsų garsus, tai, ką mes jam sakom, ir dėl to tie kristalai tokie susidaro, nes tai yra gyvas organizmas. Projekto metu mokiniai atlieka organizatorių siūlomas ir savo sugalvotas veiklas. Tobulina įvairias kompetencijas, dalinasi sukauptą medžiagą ir susipažįsta su kitų Lietuvos mokyklų mokinių atliktais stebėjimais. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tokius panašius stebėjimus kiekviena mokytoja tikrai gali daryti, nebūtinai dalyvauti projekte, reikia tik tai vandenuko, o knygutę ir kristalus galima surasti internete, susipažinti su šiuo mokslininku, nes internete tikrai labai daug yra medžiagos, įsivedus jo pavardę. Na ir siūlau pasidaryti vieną bandymą. Išvirti ryžius, juos supilti į indelius, 3 indelius padalinti ir supilti ir ant jų užrašyti žodžius. Aš tave myliu arba dėkoju, tu kvailys arba aš tavęs nekenčiu, o 3 indelį palikti visiškai be jokio užrašo. Ir visą mėnesį, kiekvieną dieną, priejus prie tų stiklainėlių, tuos žodžius sakyti. Ir stebėti, kaip keičiasi vanduo, kaip keičiasi ryžiai. Galit su vaikučiais pabandyti tą daryti. Kita mūsų veikla tai yra pamokos už mokyklos ribų. Tai parkas miesto, mokyklos teritorija ir keletas tokių pamokėlių. Mes su vaikais turėjom temą tokią, ar visi medžiai turi lapus, pildėm štai tokią lentelę.
Kadangi maumedžio ir kadagio mes neradom šitoj teritorijoje, tai buvo užduotis vaikams susirasti patiem. Labai patiko, vaikai atrado daug įdomių dalykų, stebėdami ir tyrinėdami. Buvo labai įdomi fizinio ugdymo pamoka, kadangi šis ruduo tikrai teikia puikias galimybės sportuoti lauke. Tai tema buvo bėgimas nelygia vietovė. Ir būtent bėgiodami mes išsiaiškinom, kada lengviau bėgti, ar prieš kalniuką, ar nuo kalniuko, lėtai ar greitai. Ir antras buvo mūsų toks stebėjimas, kada lengviau sustabdyti, vėlgi ar bėgant nuo kalniuko lėtai, ar greitai, prieš kalniuką, lygią vietovę. Ir paskui susėdę lauko klasėje mes aiškinomės, o kurgi gyvenimiškoje situacijoje mes galime sutikti būtent tokį judėjimą, stabdymą. Ir vaikai puikiausiai paaiškino, kad tai yra susijęs su transportu, su dviračiu, su riedučiais, su paspirtuku, mašinomis ir kad tai dažnai priklauso mūsų saugumas kelyje, gatvėje ir kaip tą daryti, kad būtų kuo mažiau nelaimių. Toliau mokomės ir mokome. Mano klasės mokinė Adrija yra labai kūrybinga mergaitė, labai išradinga, labai domisi tyrinėjimais. Ir pernai, būdama pirmokė, ji mums organizavo tyrinėjimo pamoką ir vienas iš tų darbų buvo įžiebti lemputę, naudojant bulvę. Na ir po to, kai įsižiebė, vaikam kilo kita idėja, kad pabandom obuolį naudoti, pabandom kempinę panaudoti, pabandom putoplasto gabalėlius panaudoti. Ir vėlgi, kodėl įsižiebė, kodėl ne lemputė, nuo ko tai priklauso. O šiais metais Adrija mokė vaikus pasigaminti pirštų antspaudus. Vaikai darė antspaudus, tyrinėjo, lygino vieni su kitais. Ir paskui Adrija pakvietė vaikus pasikalbėti apie tai, kur gyvenime antspaudai reikalingi, kas juos tyrinėja, kokia tai profesija, kaip kartais žmonėms padeda tas ištirti tie antspaudai. Tai buvo be galo įdomu. Labai atsiprašau, įsiterpsiu. Ir paskutinis. Aš labai atsiprašau, kad netelpu, bet tyrinėjimai nuotolinio mokymosi metu. Tai čia tiesiog vaikams buvo siunčiamos užduotys ir vaikai atlikę užduotį atsakinėjo į klausimus, išsiaiškinę, ką jie pastebėjo. Ir man kaip mokytojai labai svarbu, kad vaikai įgytų gamtinių mokslo žinių, kad patirtų pažinimo džiaugsmą, kad būtų skatinamas jų tyrinėjimo smalsumas, stebėjimo, eksperimentavimo ir mokyti vaikus įgytas žinias taikyti dabar ir ateityje. Ir aš sakau dabar dėl to, kad vaikai gyvena čia ir dabar ir jiem jau tikrai reikia mokėti kai kurias žinias taikyti. Tai ačiū uždėmesį, toks mano pranešimas, tiek suspėjau, nors tikrai galėjau papasakoti žymiai daugiau. Aš tikiu, labai ačiū už tokį išsamų gamtamokslinės patirties pranešimą ir netgi eksperimento pasiūlymą, iš tiesų labai įdomu.